Labas rytelis. Jo. Tikrai rytas dar tik 9:30. Nu, mes dar atostogaujam. Ir keliaujam šį kartą prie ežerų. Važiuojam į Ginučius prie savo pamėgto Almajo ežero. Tikėkimės, kad ten nebus daug liaudės. Penktadienio rytas. Tai gal rasim kokią viečikę savo palapiniai. Vaizdas per vabzdžių lavonus, per žarnas. Tai važiuodami į Ginučius sugalvojom sustoti Saldutiškyje, aplankyti dvaro. Čia dar, žiūri, užmatėm bažnytėlę tokia įdomią. Sakom, įkišim galvas, jeigu atidaryta. O dvaras, čia va šone visai stovi. Bažnyčia dirba šeštadieniais ir sekmadieniais, uždaryta. Einam link dvaro. Pelė negima. Kurgi. Peliai. Pelytė. Amžinatai. Numirė prie bažnyčios. Tai šiaip nelabai ir supratom, rudos lentos prie dvaro nėra, greičiausiai jis yra privatus. Pėjom ratuką ir labai nebesibrovėm prie kitų pastatų. Standartinis mūsų kelias. Seniai nakvojom palapiniai. Tai dabar išbandysim, ką reiškia miegoti palapiniai. Kaip sakai, instrukciją skaityti, ar pirm bandom pasakyti? Bandyk. Namučiai įrengti. Parodysiu, kaip mūsų namas atrodo. Va. Lavytė, minkštai, patogiai. Drabužiai. Šviesos gal trūksta, gal lempą vėliau pasikabinsim. Mūsų pietas. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted.
Nu, kaip palapiniai, visai patogu, ne? Nes gera palapinė. Jo, vietos sočiai. O, kojas taupo. Labas rytas, gal ne visai labas. Nu. Žodžiu, 9 ryto mes nešdinamės iš Ginučių. Buvo tokią naktį turėjom, kad dar per tiek metų, kiek čia važiuojamgi ne po vieną kartą, nu dar taip nėra buvę. Žodžiu, visiškai nemiegoja, susirinka chebros, ten gal 30 žmonių ir visą naktį leido muziką tokiu garsu, kad aš neįsivaizduoju, kaip žmonės su vaikais išgyvena, nes irgi ir užsieniečių buvo su vaikais, tai irgi susipakavo rytą greit ir išvažiavo. Šagės, policija atvažiavo paraminti, bet ne, dar mentai net 5 žingsnius nuėjo, jie vėl muziką ant visą garsą, nu žodžiu. Žodžio pasirodo, kad jeigu kalbat vilnietiškai, yra greičiausiai iš Vilniaus, nu mes taip žiūrėjom, galimai iš Vilniaus, kaip sako. Mašinos nuliovos, viskas, nu bet va, ir trypia žmonėm ant galvų. Nu, tai va, reiškės įvaizdą ne viską padaro. Nu, mentalitetas jo. Žodžio, jeigu tie pamatysit, apie kurį aš šnekam, nu tai įsijunkit smegenis kitą kartą, nu, nereiškės, kad gali visiems trypti ant galvų, jeigu čia biškį pinigą daugiau turi. Žodžiu, toks jausmas, kad susirinka didelis kaimas, Nu, į mišką pabaliavoti. Iš didelio Vilniaus kaimo. Nu. Tai va, žodžiu, tokie įspūdžiai iš Ginučių, turbūt daugiau čia nebevažiuosim, va, nežinau, ištvėrėm naktį šiaip ne taip, sulaukėm ryto. Ja, visiems, kuriem ant visų kitų dzins, jie bamba. Aš pasaulio bamba ir trypiam visiems ant galvų. Tai va, dar yra kur tobulėti lietuviam, ugdykit mentalitetą, gerbkit žmonės, tai yra taisyklės, yra poilsis ir gerbimas kitų. Tai. Ir rytą, jau 9 ryto ir vėl muzika ant garso, nu, tai va, visokių žmonių yra, visokių reikia. Nereikia, gal ne visi važiuoja pailsėti, žmonės gal babkių neturi sodybai, nu, tvariai gamtą pauliavot, muzikos garsiai paklausyti. Bet ar jie ir namuos tik klausosi, aš abejoju. Tai va, sakytum vieni, žinai, o dabar visas miškas turi jų muzikos klausyti. Žodžiu, nesvarbu, viskas tokie mūsų įspūdžiai šio savaitgalio. Vakaras buvo, prasidėjo neblogai, baigėsi. Nu, pasigražėkim dar Ginučiais ir viskas varom namo. Iki.